Labas vakaras, Anglijos lietuviai. Šiandieną yra Jolanta ir Vigitas. Ir turime ypatingus šiandien svečius. Tai yra Darius ir Vytautas. Tai šiandieną jų paklausinėsim, kaip ir dėl ko jie sugalvojo kandidatuoti. Tai gal Darius vot ir su Vytautu prisistatys. Labas vakaras, Dariu. Labas Labą vakaras. kartą labą vakarą visiems ir žiūrėkit dabar noriu Susidėlė. pirmiausiai pasakyti, kas toksai ir iš kur aš atsiradau. Tai pirmiausia atsiradau iš to Antano Kandroto suburto judėjimo Mes Lietuva, kur buvo. Daugelis žinot apie jį ir realiai dabar nesu jau jo dalis to judėjimo, nes tapau priešu tam judėjimui. Priminsiu paprastus dalykus. Antanas Kandrotas, kada būrė, aš pats pragyvenęs emigracijų Norvegijoje, konkrečiai 14 metų, ir grįžau į Lietuvą dėl to, kad subirėjo šeima mano pirma Norvegijoje, o antra šeima nebenorėjo. Viskas buvo gerai iki 18 metų, kol neprasidėjo paskiau čia tie visi covidai, karantinai ir visos tos nesąmonės, kurios pradėjo konservatoriai išdarinėti atėję į valdžią. Tai prieš metus laiko lygiai, daugiau dabar truputį metai ir 2 mėnesiai berods, kada Antanas buvo kvietęs visus burtis ir eiti į valdžią, atsiimti valstybę iš konservatorių. Tai buvo būtent tada jau aš norėjau išvažiuoti iš Lietuvos į emigraciją ir būtent tada galvau, reikia pabandyti dar kartą ir pasižiūrėti, gal pavyks, nes kaip ir sakė daug kas, kad sako, jeigu neatsimsim šiemet dabar tos valdžios iš konservatorių, tai po 4 metų jau nebeliks ką atsimti ir nebeliks kam atsimti. Tai būtent tada ir nuėjau į tą judėjimą ir su viltim ir su tikėjimu, kad būtent taip ir darysim ir eisim į valdžią. Ir dabar, dėl ko teko pasitraukti iš judėjimo, nes kada Antanas buvo jau, kaip čia pasakyti, utilizuotas iš politinio gyvenimo ir patrauktas, tai ta pati idėja ir tas sukvietimas jo, kad tai eiti į valdžią ir kovoti ir atsiimti valstybę iš konservatorių, tai kaip ir buvo, dėl ko visi ir apsijungė į tą judėjimą. Ir kada atėjo laikas eiti jau į tuos rinkimus, tada tapau priešu, nes viso judėjimo žmonės nuvesti yra į niekur, nebe politikoje. O tie žmonės, kurie pasiryžo eiti, kurio tikslu, manau, ir atėjo į tą judėjimą, ir kurie pasiryžo eiti, jie visi šiai dienai yra kaip ir čiut ne priešai to judėjimo tapę ir išdavikais išvadinti. Ir tai taip pat atsiradau toj politikoje. Dėl ko su Gražulio, su Tautos ir Teisingumo sąjunga? Dėl to, kad buvo pačio judėjimo kryptis tokia, kad eiti su Tautos ir Teisingumo sąjunga į rinkimus. Na ir kaip jau čia niekam nėra paslaptis, kad einant į rinkimus, norint patekti, tai pirmiausiai visieną jau turi ir turėti ir to ryžto ir užsispyrimo, ir ne tik tai, bet dar ir turi turėti tą komandą, kuri tave palaikys, su kuria tu eisi. Tai jeigu, pavyzdžiui, imant Šimaitį, kuris vienas pats save išsikėlė, pažiūrėkit, kiek jam reikėjo surinkti parašų, kad jisai galėtų įsikelti savo kandidatūrą vienmandatėse. O su sąrašo einant, parašų bent nereikia rinkti. Kitas dalykas, kad tie žmonės, kurie, aš kalbėjau su Sergejum Valinsku, kuris Vilkaviškyje kandidatuoja, tai irgi, tada dar prieš tai sakau, kodėl, ant mūsų pila taip dabar purva ir sakau, juk turėtų kaip tik judėjimas džiaugtis tai žmonėmis, kurie nusprendė eiti, rizikuoti savo pinigais ir eiti ir kovoti ir nepasitraukti į krūmus ir jūs eikit, mes pažiūrėsim, kaip jums seksis, o tada jau mes jums gal iš krūmų padėsim, o ta pagalba, tai matom, kokia gaunasi. Tai rezultate dabargi pilamos purvas, trypiama, viskas knaisiama, tiek yra tiem žmonėms, o tiek ir Vytautui, kurie eina ypatingai vienmandatės, kurie eina, kiek reikia prisimti ant savęs ugnies dabar iš konservatorių, iš socdemų stovyklų, kad praktiškai, yra tie patys VRK netgi išsidirbinėjimai, kaip yra, ypatingai man kliuvo, dar Vytautų nežinau, ar kliuvo, bet man jau kliuvo ir kliuvo už tokius dalykus, kaip kad išvada, apkaltinimas rinkėjų papirkinėjimų, kai paklausiau, kur aš juos ir ką papirkinėjau, jokių paaiškinimų nereikia, sako, mes taip galvojam, reiškia, taip ir yra faktas. Tai rytoj gal sugalvos, kad aš iš Marso čia integruotas į tą planetą, kad užgrobti, tai ir tai bus faktas, aš net nežinau šitų dalykų. Paskiau, paskutinis įvykis Viktoras Kūra, kur pašalino iš rinkimų, VRK nusprendė, kad reikia pašalinti iš rinkimų dėl to, kad žmogus sumokėjo užstatą, už dalyvavimą rinkimuose kaip vienmandatininkas, ne per banką,
bet per Lietuvos paštą, ne per Rusijos, ne per kokios nors ten, sakykime, Lenkijos paštą, bet per Lietuvos valstybinį paštą sumokėjo užstatą, kas yra, man atrodo, nu, normalu turėtų būti valstybėje, kuri neturi savo banko. Nes jeigu pažiūrėsim dabar valstybėje, kurioje VRK reikalauja sumokėti per banką užstatą, tai Lietuvoje veikia skandinaviški bankai. Skandinaviški bankai, kurių viršininkė, direktorė pagrindinė, ar kaip čia dabar pasakyti, Švedijoje yra nuteista į kalėjimą dėl to, kad plovė per Baltijos valstybės rusiškus pinigus. Tai mes turime sumokėti užstatą tik per tuos bankus. Imkim, Lietuvoje veikia Revolutas, yra rusų bankas, ar ne? Taip ir jį galima? Ne, negalima, tik tai per skandinaviškus bankus galima sumokėti. Vadinasi, ką proteguoja VRK? Tai kad užsienio kapitalo bankai kišasi į mūsų rinkimus ir daro įtaką rinkimams. Kada mūsų politikai, konservatoriai rodo, kad... Klausau, Jolanta. Ne, aš būčiau palaukus, kol pabaigtumėte apie tos Jo, bankus, tai bet aš tiesiog žinau, kad Darius labai, aš suprantu, tai jūs savo laidoj, kai jūs darote ir gan aštriai jūs išnegat, tai toks mano klausimas būtų dar vienas. Kokie pirmi 3 darbai būtų jūsų? Tai Ir pirmi- tapus Seimo nariu. Vat tai čia jeigu tapčiau, nes čia aš po to, ką daro VRK, tai realiai matau savo perspektyvas, kad mane suvalgys dar net nedaėjus iki tų rinkimų. Jie ten visas tas pastangas deda. Nes vat, kaip ir sugrįšiu dar prie to, vat, atsakysiu į klausimus, bet ir sugrįšiu prie to, kad daug kas nesupranta, ką reiškia ta išvada, sakykime, jog aš papirkinėjau rinkėjus VRK komisijos. Nu tai dabar aš paėmiau, kad dalyvauti rinkimuose iš savo šeimos, nuo savo vaikų paėmiau tos 2018 eurų ir sumokėjau tą užstatą. Ir norint dalyvauti rinkimuose, turi jį sumokėti. Bet tu jį atgauni, jeigu tu surenki ne mažiau 3% balsų vienmandatėse. Tai dabar nėra jau svarbu, kad aš turiu šitą išvadą, jog aš papirkinėjau rinkėjus, aš galiu, kad ir 100% balsų surinkti, laimėti, kaip sako, į vienus vartus, aš užstato nebeatgausiu. Todėl, kad tai yra tik vienas iš punktų, norint atgauti užstatą. Yra daugybė kitų punktų ir iš tų kitų punktų vienas dar punktas yra, kad nebūtum gavęs išvados, jog pažeidė rinkimų kodeksą. O aš jau ją turiu. Tai reiškia, aš jau nebeturiu galimybės atgauti tą užstatą. Štai šitoj vietoj galbūt, sakykime, mano pralošimas jau iš karto pats pirmas, bet jisai man suteikia tą stiprumą, kurioje jau man nebesvarbu, ką VRK toliau išsidirbinės, ar socdemai, ar konservatoriai, aš nebebijau jau jų. Toj vietoj aš jau praradau ir, kaip sakau, aš jau nusipirkau bilietą kalbėti tiesą ir tą, ką aš noriu pasakyti, o ne tai, kad įtikti kažkam tai. Tai nors ir ėjau į tos rinkimus ne tam, kad kažkam įtikti, o tam, kad būtent pasakyti tai, ką matau problemas. Tai problema pirma, manau, kad būtų asmeninė atsakomybė, bet visų politikų. Visų politikų, kaip kad dabar, pavyzdžiui, aš parašiau laišką į lygių galimybių kontrolieriui, ar nepažeidžiamos mano kaip piliečio teisės, jog aš negaliu dalyvauti žaidimuose jokiuose organizuojamuose, nes aš tai skaitosi papirkinėjau rinkėjus, tai kaip ir jeigu stovėtų prie perėjos močiutė ir aš jai padėčiau pereiti per gatvę, tai būtų, kad aš papirkinėjau rinkėjus. Tai taip išeitų pagal visas VRK strategijas. Ne, o antras koksai būtų? Biškai trumpiau toks. Jo, tai pirmas būtent dėl atsakomybės asmeninės visiems politikams ir tarnautojams. Ir antras būtų galbūt bankas lietuviškas, kad būtų, nes vėlgi matome, kad jeigu dabar užsienio bankai kontroliuoja rinkimus netgi valdo Lietuvoje, tai neturėjimas savo banko nepriklausomai valstybei, man niekada netilpo į galvą, kodėl neturint savo banko, valstybė neturinti savo banko priima įstatymą, kad atlyginimus galima pervesti tik į banko sąskaitas. Tai, o tai kaip, tai tada kieno bankai gauna pelną? Tai ir kitas dalykas, kada šiandien Lietuvoje bankai per metus uždirba 365 milijonus, tai po milijoną per dieną pelno, mums aiškina, kad mums neapsimoka savo banką turėti, tai kiek mums savo banko įkūrimas kainuotų tokiu atveju? Tai čia dar mačiau, skaičiau tokius informacijos plaukio, kad čia mes tipo banką norime susikurti, kad ale paskolą žmonėm pigias dalinti. Čia nesusiję dalykai, čia stabilumą ir saugumą užtikrina mūsų bankas, mūsų valstybei. Valstybės pagrindas nepriklausomos, tai yra himnas, herbas, vėliava ir bankas, pinigai savi.
Aišku, aš nesu prieš eurus, bet pažiūrėkit, Švedija, Danija, Lenkija į Europos Sąjungą, bet jie turi savo pinigus. O kas dabar bus, kada grius Vokietijos ekonomika ir sakykim, kas bus su euru, jeigu grius Žiūrėk, Europos Sąjunga? O trečias dalykas? Trečias dalykas, kas irgi labai užkabino, bet čia galbūt daugiau iš asmeninės jau praktikos ir iš profesinės, tai būtent tas žalia ta ekonomika ir tas taršos mokestis, kur gaudyti automobilius ir atiminėti iš visų. Ir į taip žaidžiama į vienus vartus. Tikslas visai ne gamtą gelbėti, bet tikslas žmonės skalpuoti. Aš dar jums, man atrodo, pirma, antra jūsų laida buvo apie parkingus irgi, nustovėjimo mašinos aikštelės irgi, kurie lobsta iš nieko, net neprisideda prie to, o jie ten pasistato ženklus ir lobsta, tik tai susimokėt. Aš kiek pamenu, jūs dar pats laidoj tai sakėte. Taip yra, tai akivaizdu, visi mato. Tai lygiai tas pats dabar su tuo taršos mokesčiu senamiestį, kur apmokestino. Dabar jau verkia, kad verslas bankrutuoja. O kur buvo metus laiko prieš tai tas verslas ir tie žmonės, kada svarstė, jog čia reikia tokį mokestį įvesti viską, tada visiems buvo gerai, manęs neliečia. O dabar, kai įvedė, jau tada prasideda, taigi po muštynių kulokais nieks nemosikuoja. Bet dabar tas momentas, kada reiktų pamosikuoti, todėl kad, niekaip nesuprantu, kaip gali, jeigu dabar pažiūrėsi, Neriau, maždaug situaciją, trumpai pabandysiu. Tu sėdi senamiestyje, kavinėje, Kaune, kur ale mažos taršos zona, ar ne? Ir ten gali teršti niekas pagal idėją, bet susimoki, jau gali teršti. Ir aš važiuoju su kokiu kledaru, kuris mėlynais dūmais apsipylęs, susimoku aš tos 2 eurus ir atvažiuoju tave nuodiju. Tai ten bus ta mažos taršos zona, ar ne? Nes, man visą laiką kyla asociacija, tai padarykit tada ir Laisvės alėjoje. Šaudyklą, atėjai, susimokėjai 10 eurų ir gali pašaudyti žmonės. Nes tu susimokėjai. Šiaip negalima šaudyti, bet jeigu susimokėjai, gali šaudyti. Tai čia tokia, maždaug taip. Aš jūsų mintį, Dariau, aš tą pritariu, tą 100%. Gerai. Ačiū, gerbiamas Dariui, tai dabar gal duosim žodį Vytautui prisistatyti, o paskui vėliau mes užduosim bendrą klausimus. Taip, Vytautai. Labą dieną. Esu emigrantas, Vytautas Kardelis. Klausiau Darius, kaip visada, su tokia ugnelė, kai duoda, bet žmonių gal ten nereikia ten šaudyti. Bet palyginimas tai geras. Tai lygiai taip pat irgi, kaip ir Darius, kai prasidėjo nuo Antano minties suburti alternatyvą mūsų sistemai. Tai buvo mintis, jog, užtenka, reikia kažką daryti. Ir tiesiog irgi taip pat pakėliau užpakalį ir, reikia jungtis prie žmonių, visuomenininkų, kurie tikrai nori pokyčių Lietuvoje ir kažką reikia daryti. Tai lygiai taip pat ir mano mintis buvo pakelti užpakalį, prisijungti prie visuomenininkų. Bet susiklostė taip, jog tą judėjimą irgi išardė kai kurie viduje esantis žmonės dėl ambicijų, dar neįsteigus irgi asociacijų, pradėjo ten kėdės dalintis. Man tokie dalykai nepatinka. Niekada neturėjau minčių jungtis prie politikos ar politinių judėjimų, kur žmonės tiesiog dėl savo ambicijų ir dėl noro matuotis kėdės savo vietą matuotųsi. Turi būti politika sąžininga, pirmas dalykas, ir pats politikas, žmogus turi būti atsakingas, sąžiningas ir nebūtų įsivėlęs į tą mūsų politiką. Tai aš džiaugiuosi, jog esu nepartinis ir džiaugiuosi, jog politika man nauja, tai ačiū Dievui nesu sugedęs kaip mūsų politikai. Tai kokia jūsų partija yra? Partija kokia mano? Kur kandiduojas? Su kuria mes dabar einame, tai yra Tautos ir teisingumo partija, tai yra Petro Gražulio partija. Aš iš tikrųjų labai esu dėkingas Petrui,
jog suteikia mums šansą kovoti prieš sistemą, nes, kaip matome, tai iš tikrųjų betvarkės mūsų šalyje tai apstu yra. Ir visiškai nei emigrantai girdimi, nei pačioj Lietuvoje. Skurdas yra žymiai, jau viršijo 600 000 žmonių. Čia skurdo riba. Ir kai tu girdi tų mūsų politikų, kad gyvenimas Lietuvoje gerėja, sako gyvenimas gerėja, pas jų gal burbulė ir gerėja, bet aplamai, ar jūs pastebėjote irgi kaip emigrantai, kad Aš gerėja? noriu tokį klausimą užduoti. Tai mes galėsim kalbėti, ar čia tik tai bus Dariui, vieni. kad užklausiu. Va, 3 jūsų pagrindiniai tapus Seimo nariu. Kokie pirmi darbai jūsų būtų? Galima aš pertrauksiu sekundę, nes aš noriu paklausti daug rimtesnio. Apie darbus mes paklausim Vytauto. Jisai balsuoja pasaulio lietuvių apygardoj, kur yra gan daug iš sisteminių partijų. Vytautai, jūs nesijaudinkit, tiesiog pasakykite, ką jūs galite prieš pastatyti Laisvės partijos atstoviai Armonaitei, Asanavičiūtė konservatorių partijos atstoviai, liberalų. Va visas tas sąrašas, kur yra. Jūs esat numeris 8 šitam sąraše. Kodėl emigrantai turėtų rinkti jūs, Vytautai? Ką jūs kitaip padarytumėt? Čia panašiai klausimas yra, kokius darbus ar 3 pirmi darbai. Tai čia... Sisteminiais politikais yra, jog matome, metai iš metų vėl tie patys veidai kandidatuoja į mūsų Seimą. Žiūrėkit, lygiai taip pat irgi prieš 4 metus aš galbūt naiviai, bet galbūt tikėjau irgi Armonaitę ir tenais irgi berods atidaviau jai balsą. Irgi, žiūrėkit, prie ko mumis privedė. Viskas, per 4 metus tik tais apie antrą galą ir viskas. Arba kur Amerikos interesai ir daugiau emigrantai visiškai negirdimi yra, visiškai, nors emigrantai davė jai mandatą. Aš, pavyzdžiui, irgi asmeniškai nesijaučiu, kad pagerėtų ten įstatymų projektai, įstatyminės bazės būtų sukurtos, jog mes grįžę galėtume gauti pagalbą, steigiant pirmą verslą ar aplamai dėl sunkaus gyvenimo grįžtant, padėti išsikurti Lietuvoje. Ne visiems žmonėms pasiseka. Ir iš tikrųjų yra šlykštu ten klausyti, kai Armonaitė per debatus girdėjau 25 000 emigrantų, jinai jos ir jos partijos valia gražino, liūdna, nenoriu sutikti, todėl, kad tai buvo geopolitinė situacija ir buvo Brexito nuopelnas. Tai ir čia tikrai ne jos yra valia. O dėl Asanavičiūtės, matot, irgi konservatorių partija taip irgi pastoviai balsuoja už įstatymo pakeitimus, tai draudimai, tai LGBT bendruomenių irgi klausimai. Vėl, priešingai nei mums, kad gerinti mūsų fauną. Pasakyk man, dėl ko aš turėčiau balsuoti už tave. Aš norėčiau papildyti Vytautą šitoje vietoje. Pažįstu Vytautą ir žinot, kaip man labai taip knieti pasakyti, kada turėjom konservatorius valdžioje, tai jie padėjo labai daugeliu lietuvių emigruoti iš Lietuvos. O dabar, kada pažįstu Vytautą ir kada žinau, kad jo šeima ir vaikai Lietuvoje ir kaip jisai, dėl ko jisai emigravęs ir kas jį paskatintų grįžti ir kaip jisai nori grįžti į Lietuvą, tai aš manau, kad ir daug emigrantų būtent turėtų balsuoti už Vytautą, nes dabar gal pradėkim balsuoti už tos politikus, kurie mums padėtų grįžti į Lietuvą. O ne užtenka jau tų, kurie padėtų emigruoti iš Lietuvos. Jau tie, kad matė, kaip Lietuvoje lengva gyventi prie konservatorių, nes jeigu tu nesi konservatorių klano atstovas, tai tau belieka tik emigruoti. Nežiūrint nei į tavo išsilavinimą, nei į tavo patirtį, nei į tavo pasiekimus Lietuvoje, tu esi niekam nereikalingas. Kaip gali būti, kad mokytoja Lietuvoje, kuri
dirba mokytoja, jinai uždirba 8-700, jinai išvažiuoja į Angliją ar į Norvegiją, jinai netgi nedirbdama pagal specialybę uždirba gerokai daugiau ir sugeba pasirūpinti tą šeimą likusią Lietuvoje, nors ilgainiui paskiau jinai įsiveža ir šeimą. Ir taip pat mes netenkame ne tai, kad vieno ar pavienių žmonių, bet mes netenkame 2-3 kartų, kurios, sakykime, galėtų būti Lietuvoje ir kurti Lietuvoje, bet Lietuvoje tas jų darbas niekam nereikalingas. Jeigu pirmiausiai, kas reikalinga Lietuvoje, kad tu atstovautum klaną. Jeigu tu klano neatstovauji, tu Lietuvoje nereikalingas. Tavo nuopelnai niekas neįdomu niekas Lietuvoje. Tai vat Vytautas vienas iš tų, kurie kaip ir Nerijus, manau, visi emigrantai, aš pats buvęs emigracijų, dėl ko emigravau? Dėl to, kad grinai buvo nemeilė, ne klimatas Lietuvos man netiko. Man netiko uždarbis už atliekamą darbą ir iš to uždarbio aš negalėjau išgyventi. Štai dėl ko ir Nerijus, man atrodo, irgi ir Jolanta, būtent dėl to ir emigravot. Ką jums saulė prasta Lietuvoje buvo? O kas sukūrė tokius... Ne, tas yra tiesa. Tai Aš irgi dariau, atrodo, jo. turiu išsilavinimą ir esu pedagogas, kuris tikrai reikalingas, bet kada prasidėjo viską griauti, mokyklas, į darželius perkelė pirmaklasius, atsimenat tą periodą? Tai va, Kada darželiuose pasidarė pradinės mokyklos. Viską Tai suspaudė ir išvarė, ir nebereikia. taip. Na, tai Gali Darius, turėti ir išsilavinimą, ir stažą, ir patirtį, tu nebereikalingas. Tai Tai- taip ir išvarė. Darius, juk tą emigrantų duoną, tai tikrai yra valgys, ne? Kiek ten metų? sakei? 14 metų pragyvenau. 14. Nu, prašau, tai didelis gyvenimo Nu. tarpsnis. Jo, Na. iš tikrųjų irgi įsiterpti noriu, tai va dėl mūsų valdančiųjų nuo Kubiliaus vyriausybės, kiek mes netekome emigrantų? 800 tūkstančių. 800 tūkstančių. Tai mažoji Lietuva yra. Ir ką padarė, kad grąžintų? Nieko. Migrantų prisivežė. Migrantų Iš prisivežė. Afrikos, va, ukrainiečių pilną turim. Nu, Mūsų išvaro, konservatoriai- juos įsiveža. Vien tas požiūris, va, kad mes, kad išvykom ir jūs išvykot, jūs emigrantai, jūs, ta prasme, jūs norėjote, tai mes atsivešime iš trečiųjų šalių. Vien tas požiūris į mumis, emigrantus, į mumis lietuvis, Lietuva turi rūpintis savo tautiečiais, turi rūpintis. Lygiai pamenu... Nu kaip Vytautai tu, Bet Vytautai- kokius darbus darysi, prie ko glausis, jeigu Vyt- tave išrenka emigrantai, tik tave išrinkti gali emigrantai, taip? Vytautai, Man- truputį aš tave pertrauksiu. Tu žinok, tu kaip pasakėjai apie tai, kad lietuvius išvijom, atsivežėm kitų, tai čia man prisimenė tą Tele2 reklamą. Kam mokėti daugiau? Mokėti. Liuks. Tai mano, iš tikrųjų, tai mano 3 pagrindiniai darbai, tai pirmieji, nors apstu yra tų darbų, kuriuos reikia tvarkyti, reikia daryti pačioj Lietuvoje, jog mažinti tą pirmoji vietoj emigraciją. Tai mano pagrindiniai turbūt 3 yra, tai pirmas turėtų inicijuoti audito iniciatyvą visose ministerijose, nes korupcija yra tokio nematyto masto, jog pinigų švaistymas tai iš tikrųjų yra didelė problema. Auditas kas mumis antras. Liečia mumis visus ir na, mes nesugebam valdyti ministerijų. Tai vėl tas prisideda prie emigracijų. Antras būtų pagalba emigrantams norintiems grįžti ir kurti verslus. Tai reikėtų iš tikrųjų sumažinti biurokratiją, nes mes turime iš tikrųjų labai didelį biurokratinį aparatą. Tai yra geras pavyzdys kaip Norvegija, tarkim, nes čia yra leidžiama pirmajam verslui įsikurti, tau nereikia mokėti mokesčių iki 5,000 eurų. Iki 50 000 kronų tau nereikia mokėti mokesčių. Nu ir Anglijoje taip pat. Jo, tai čia... Visose šalyse, tik tai ne Lietuvoje. O kodėl mes, lietuviai, negalime irgi tokių įstatymo pakeitimų inicijuoti, jog padėti. Bet tik tais mokesčiai, biurokratija ir daugiau nieko. Ir žiūrėkit, Kas trečias būtų, koks trečias būtų darbas? Trečias iš tikrųjų mechanizmo sukūrimas, leidžiantis emigrantams prisijungti prie Lietuvos
elektroninės valdžios vartų ir dalyvauti iš tikrųjų politinėme gyvenime. Nes žiūrėkit, mes emigrantai, kurie išvykę daugelį metų, tai kaip ir jūs turbūt, Jolanta, Nerijau, turbūt irgi kiek laiko jūs išvykęs esat? Daug Gan metų. Taip, gan yra, ilgokai. yra didžioji dalis lietuvių, kurie išvykę jau ganėtinai senai, net neturime nei prisijungimų, neturime net galimybės prisijungti prie elektroninių valdžios vartų ir dalyvauti tuose politiniuose gyvenimuose. Ir mes negalime irgi inicijuoti referendumo, tarkim, ir vėlgi balsuoti. Tai čia labai mažai prisideda. Tai emigrantai absoliučiai yra negirdimi. Na, reikia keisti iš tikrųjų tą požiūrį, reikia inicijuoti darbus, kurie skatins grįžimą ir mes privalom būti girdimi, nes dabar tik tais populistiniai tie šūkiai, tas mūsų Armonaitės, Asanavičiūtės, Bagdono, žiūrėkit, man jau verda net kraujas vien pasižiūrint, kokius įstatymo projektus jie leido per paskutinius 4 metus. Tai pasižiūrint per Lietuvos Respublikos seimas.lt tinklapį, tai žiūrėkit, tai administracinių nuobaudų didinimai, žuvininkystės įstatymų draudimai, tai vien draudimai ir... Tai, Vytautai, aš tau galiu pasakyti, kaip stabdo migraciją šitie mūsų dabartinė valdžia. Tai kaip, jau suprato, kad tų, kurie išemigravo, jau nebesusigražins, neišeina, tai kaip reikia sustabdyti, kad kiti neemigruotų. Juk seniau buvo, prieš 2 metus realiai buvo labai madinga, kaip ir sakau, tos pačius imkim pedagogus, ar ne, kurie dirba visus metus Lietuvoje, uždirba čiut ne minimalią algą, ateina vasarą, jie važiuoja ar tai į Norvegiją, ar tai į Angliją, rinkti braškių ar padirbti ūkiuose, aukoja savo atostogas, vietoj to, ką galėtų pailsėti arba pasitobulinti kaip specialistai, jie aukoja visą šitą tą laiką, važiuoja į užsienį užsidirbti papildomai pinigų, kad grįžę galėtų toliau užsimti savo mėgstamų darbų pagal specialybę ir turėtų iš ko gyventi, nes iš to atlyginimų, kurį gauna, jie neišgyvena. Tai ką padarė dabartinė valdžia, ką daro? Jie padarė taip, kad jūs dirbat pedagogais Lietuvoje, jums taikomas tas neapmokestinamas pajamų dydis. Tai, jūs išvažiavot į užsienį, padirbot, ateikit čia. Jūs skolingi Lietuvai, nes jums buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamas pajamų dydis, dasimokėkit. Kas realiai sustabdė tokių žmonių, kurie sezonams važiuodavo papildomai užsidirbti, kad galėtų apsimokėti sąskaitas, ar sveikatą, ar dantis galų gale pasigydyti, ar vaikams padėti savo į mokyklą išleisti, nes kaip ir kiekvienas mokytojas, tai kaip ir aš turiu vaikų, sakykim. Tai noriu dar pasakyti, kai valstybė tampa kaip reketas, reketuoja savo žmonės, nes aš tą mintį jūs, kaip sakė, tai aš galiu pasakyti, mano tėvelis, jisai su savo draugė daro vainikus, gamina, ne, ateina ta 1 lapkričio 1 diena, tai jie gamina daiktą ir už tai reikia apsimokėti dar, kad tu gamini. Jau ten nereikia jau šnekėti licenzijas už vietą, ne, ir kiek parduodi. Ir kaip ten minėjau, parduoda daug mažiau, bet registruoja daugiau, kad neteitų patikrinti, nes nenori, nes jie prisikabina, kodėl tu mažiau uždirbai dar. Tai palauk, čia gaunas. Čia ir apie žuvies, Vytautas, kai šnekėjo, aš gyvenau tenai Šilutės rajone, kur yra draustinis, ne, tai vietiniams, kur mažas vaikas, aš dar buvau ten, žvejojau už dyką, dabar vietiniams reikia apsimokėti. Tai palauk, gyvenu prie vandens, prie Nemuno, reikia man nuvažiuoti kažkur 10 kilometrų, susimokėti ir kad galėčiau už 1 dieną pažvejoti. Vietinis, kur ten mes augom, gimėm. Aš suprantu, turistai. Turistai yra, kaip sakant, atvažiuoji poilsiauti, susimokėk. Nesvarbu, kur tu be važiuosi, ar į kitas šalis, ar ne. Taip yra, ne? Bet tu gyveni ten,
Nerijau, aš norėčiau dar pridurti tau, bet kas liūdniausia, jog aš taip pat irgi esu iš Šilutės rajono, tai teko girdėti, jog aplinkosaugininkai patys užmeta tinklus kanaluose, ane? Ir tarkim, kodėl meti tinklus, kai kurie irgi žmonės ten berods ten video ten mačiau, tai jų atsakymas tiesiog iš vis šokiruotas buvo. Kanalų valymas. O žiūrėk, o lietuviam, paprastam lietuviui, vien už tai, kad tinklą turi, jau tik tais, kad turi garaže, ar, nesvarbu, tau jau yra administracinė bauda. Tai vieni... Jo, tu sakai apie tinklus, tai biškai, aš negal, geriau, kad be tų tinklų, bet aš kaip paprastas žmogelis, jie pravalė tos kanalus, sakykime, mane, ten ar metai, kas du dabar reikia pasitikrinti, ir tu ateini užmeti tą mešką ir susimokėjęs ir nieko nepagauni. Nieko nepagauni. Miškų kirtimas. Jeigu tu kieme nusikirsi griūvantį medį supuvusi, tai tave ten po teismus užtasys ir tu tą namą savo prarasi, kai tau reikės baudą susimokėti per antstolius. O kaip kerta miškus valstybės siūsti, įmonės, žmonės, kurie turi tą, tai gali plynėm išvaryti ir tai sako viskas labai gerai. Čia buvo berods Vilniuje liktais, ne? Čia kai iškirto medį liktais ir viskas. Tiesiog baudą davė nedidelę, o projektas patvirtintas. Čia iš tikrųjų aš irgi esu. Manausko imk atvejai. Išėjo ir pasakė, kad reikia visus, kurie klauso rusišką muziką, šaudyti. 12 eurų baudos gavo. Gerbėmieji, tai žiūrėkit, ar jūgi primena tas, sakykime, tie rusiški laikai, jūgi aš kiek pamenu, tai mes tos miškus, jie išpjaudavo ir mes maži vaikai siūsdavo į miškus atsodinti. Jo. Jūgi tai buvo, o dabar kas tai daro? Kiek žinau, liktais atsodina kažkurią dalį, bet... Vytautai, jeigu tu pabandysi pasižiūrėti, nepatingė, kada būsi Lietuvoje, pasigūglink, kol būni išvažiavęs ne Lietuvoje, kur buvo tos visos parodomosios akcijos, kaip valdžia važiuoja sodinti miškus, atsodinti ir medelius sodina, ne? Pasižiūrėk tas vietas. Ir dabar, kada jau praėjo metai ar daugiau laiko, nuvažiuok pro tas vietas, pasižiūrėk, ar ten kas nors rūpinasi, ar ten prigijo tie medeliai, ar ne. Ten padarė šou, parodė visuomeniai plačiai, žiūrėkit, mes rūpinamės. Ir viskas, ir ten daugiau niekas nosis nekiša. O ten viskas tas pats, kas buvo. Niekas nieko neauga. Matai, natūralus augimas vis tiek vyksta, čia bet kokiu atveju. Tačiau yra kur blogiausia, jog tai čia užtrunka metais. O nukirsti tenais 50 metų gyvuojantį medį, jiems čia leigia. Jau čia gyvas organizmas. Tai kaip gudriai jie daro, tai žiūrėkit, kad žmonės nepastebėtų, kokiais mastais irgi kertami miškai. Jie viduje kerta. Išoriai palieka liktais nieko, o viduj, ta prasme, plymai kertami yra. Jo, ir masiškai iš tikrųjų. Yra įvaldę jie tokį taktiką, kad žmogus nepastebėtų akimis. Ir kas blogiausia? Vigitas nori paklausti. Jo, tai čia tiesiog reikėtų pagrindą medį yra uždrausti, o gamybą, o gaminius reikėtų eksportuoti. Tai čia vienareikšmiškai. Taip, jau į ekonomiką jau eitų irgi jau tas mums pliusas. Prašau, Vigitai. Paklaus. Aš ką noriu paklausti, dabar Darius palietė vieną įdomią temą apie Algio Ramanausko greitai posakį. Ką jūs to galėtumėt pasisakyti? Tai čia nėra, čia net, aš nežinau, čia kiek reikėtų būti pažengus, kad nesuprasti, ką jisai pasakė. Jisai pasakė, reikia šaudyti žmonės, kurie klauso rusišką muziką arba rusiškus filmus žiūri. Tai aš turėčiau ir savo mergaitę nušauti 10 metų. Nes jeigu pažiūrėsit, pati problema eina iš kur. Sako pas mus, edukacija, ar ne, žmonės kaip edukuojami. Paimkit vaikus, ką jie daro vaikai, ką mėgsta daryti vaikai. Jie mėgsta žiūrėti YouTube'ą, filmukus. Kokia kalba daugiausiai užkabinančios vaikus informacijos filmukų YouTube'e yra? Rusų kalba.
Ką Mašai daro Lietuva? Medvedė. Aš norėjau tą Mašai pasakyti. Medvedė. Myša, kas va žiūri tą Myšą ir Mašą, tai ką reiškia? Tai ką? Tai juos šaudyti reikia. Nu. Pasak Ramanausko, juos reikia šaudyti. Tėvai turėtų Taip. nušauti savo vaikus. Tai Nu, Ramanausko čia temą galima taip toli išrutuliot, kad jisai ką čia pasakė, tai žiauru. taip. Yra, iš tikrųjų, čia įžeidimas yra, tai tu įsivaizduokit, mes paimkime artimus kaimynus, ane, Latvius. Tai yra lietuviai, kurie susituokia su Latviais. Latvių pavardė realiai irgi rusiška. Tai ką mes dabar savo broliukus irgi šaudysim pagal Ramanauską. Tai čia yra tiesiog spjūvis ir emigrantams. Nu, Ramanauskas iš tikrųjų peržengė jau savo ten ribas. Tai vietų struktūros jau jom užsiimti konkrečiai. Na, reikia pagaliau pasakyti viskas. Nu negalime toleruoti tokių. Dar norėčiau paantrinti, kad mano pusbrolio dukra, jinai 6 metų, žiūrėdama Mašą ir Meškiukas, jinai tą animacinį filmą išmoko rusų kalbą. Ir jinai, aš kai nuvažiavau ir pamačiau ją, pirmą kartą sutikau, jinai laisvai kalbėjo rusiškai, nors niekas jos nemokino. Tai ką dabar išeina, kad mano pusbrolis turėtų savo dukrą nušauti? Nu tai taip išeitų. Pasak Ramanausko, taip turėtų būti. Ir mano, pavyzdžiui, mergaitė 10 metų, rugsėjo 10 dieną buvo 10 metų, jinai laisvai kalba rusiškai, rašo, skaito laisvai rusiškai. Mokykloje niekas jos nemokino rusų kalbos. Aš nesu Ramanauskas ir man kalba nėra kalta, kad Ukrainoje rusai užpuolė Ukrainą. Ne kalba užpuolė. Lygiai tas pats dalykas, mano nuomonė, paminklų griovimas. Istorijos mes nepakeisim, jinai yra tokia, kokia yra. O Ukrainoje ne paminklai kariauja, kad mes griaudami paminklus sustabdysime karą Ukrainoje. Tai yra absurdas. Tai yra toks nukvakimas, taip kitaip neišeina pasakyti. Žinot, kaip būna, kai sako pykstasi ar ne, ir kai jau mato, kad jau nelaimės, tai bent apspjauna. Tai va čia tokie žingsniai, man toks bandymas apspjauti, kai mato, kad nieko negaliu padaryti, tai bent apspjausiu. Taip, Tas teisingai, dėl to iš tikrųjų aš irgi norėčiau pritarti, dėl to ir būtent įmant Algio Ramanausko, tarkim, tokius pasisakymus, tai tenka girdėti ir iš Seimo narių. Tai būtina iš tikrųjų inicijuoti irgi asmeninę Seimo narių atsakomybę, nes tauta renka juos. Tai tokie negali būti toleruojami. Žiūrėkit, keletą mūsų esamų politikų irgi inicijavo kreipimąsi ir į mūsų premjerę, į kitus valdančiuosius. Nulis reakcijas. Nulis. Po 4 metų išsirinksi kitą, jeigu nepatinka, taip pasakė. Būtent. Bet ar leis įsirinkti? Ar jūs esate tikri? Ar esate tikri, kad leis įsirinkti, ką jūs norite? 3 metai atgal Šimonytė, garsioji jos frazė, tezė, kaip be pavadinsi, kaip pašaipiai pažemino visą tautą. Po 4 metų, jau tada po 3 metų galėsite įsirinkti, ką norite. Ar mums leis tą padaryti? Aš manau, kad ne. Vyksta labai didelės machinacijos, vyksta naktiniai keitimai biuletenių, maišų net apkeitimai visokiausi su biuleteniais. Yra didelės aferos vyksta ir ypač užsienio apygardose. Dėl šito klausimo tai tikrai turiu labai tvirtą poziciją ir susidūriau tiesiogiai, nes dalyvavau kaip stebėtoja, kaip jūs visi žinot, ir toliau tęsiu. Bet dabar noriu grįžti prie, gal padarykim taip, Darius man labai patinka kaip šneka, aš jį pasiliksiu vėliau, bet noriu grįžti prie Vytauto. Vytautai, visi šitie žmonės, kurie kandidatuoja į pasaulio lietuvių apygardą, visi yra ragavę, visi be išimties yra ragavę emigranto duonos. Visi. Ir gaunasi, labai gražiai moka viską išdėstyti ir Armonaitė, ir tom rankom, tos darydama ženklus, gestus. Taip pat Asanavičiūtė labai save aukštai kelia, liberalų atstovas Bagdonas, nevardysiu pavardėm, bet aš noriu tiesiog paklausti,
kuom esat jūs vertesnis už juos. Jie, tai suprantama, turi palaikymą iš labai tokių sisteminių partijų, bet ką jūs galėtumėt jiem prieš pastatyti? Kodėl rinkti jūs? Ką jau atsakėt, aš girdėjau. Visi labai gražiai šneka, labai žada palaikymą, pagalbą emigrantam. Bet kodėl jūs gana esat jaunas? Tai va čia tas yra todėl, kad jie niekada iš sisteminių tų mūsų politikų niekada nežinos, kas yra emigracija, kai tu išvyksti dėl sunkaus gyvenimo, kai tu esi kilęs iš didelės šeimos. Žiūrėkit, mūsų politikai net kai kurie net vaikų net neturi. Aš nekalbu apie tą Armonaitę. Taip toliau. Pas manęs yra 2 nuostabios mergytės. Tai man šeimos savokos yra aukščiau visko. Pats didžiausias ir pats šilčiausias ir turbūt neapsakomas jausmas yra, kai grįžti iš emigracijos, kad ir dėl kokių priežasčių, ar tave privertė, ar tu išvažiavai dėl darbo, dėl ko, tai čia pats yra turbūt geriausias dalykas pasaulyje grįžti pas šeimą, matyti ją, džiaugtis, tai jie niekada nesupras. Žiūrėkit, mes matome apie tos savo iš kito galo renkamus įstatymus. Apie kitus aš galiu irgi pasakyti populizmas. Tiesiog, kuom aš skiriuosi nuo kitų, jog man politika, kaip ir minėjau, iš tikrųjų yra nauja ir aš gerbiu irgi savo vardą, savo pavardę ir nežadu aš žemintis, pulti į intrigas. Jeigu toks dalykas atsitiktų, tai viešai netgi galėčiau netgi prižadėti, atsistatydinčiau iš Seimo nario, jeigu aš neatstovaučiau pasaulio lietuvių apygardos ir žmonių interesų. Man korupcijos yra kryžius. Negaliu pakęsti. Dėl to ir kėliau užpakalį, kad mes privalome eiti, kovoti prieš sisteminius, nes toliau emigracija kils ir mes... Jūs, gerbiamas Vytautai, tai aš suprantu, vat jūs ką tik sakėt, jūs galit palikti savo postą, ne? Bet tai jūs suprantat, kad sisteminiai jumis spaus ne tik žinutėmis ir psichologiškai, tai jūs žadat pasiduoti taip lengvai, nepakovoti dėl mūsų emigrantų? Tauta ir teisingumas, va būtent komanda, dėl ko ir sutikau su jais eiti. Žiūrėkit, kokie nuostabus ir iš tikrųjų ryžtingi yra žmonės. Tai va vienas iš jų irgi va su manim šiandieną laidoje yra Darius Augustinavičius yra. Tai pats svarbiausias dalykas yra, jeigu žmonės patikės, tauta ir teisingumas ir suteiks mums šansą atstovauti Lietuvos žmonės, tai mes iš tikrųjų ne tik kad pažadam, bet mes buldozeriais inicijuosime begalę pakeitimų į mūsų žmonių naudą. Nes, žiūrėkit, ten negaliu, aš netgi irgi, man kraujas verda vien tik tais, ką mums pridirbo, dėl ko mes emigravome, kiek mūsų emigravo. Ir niekas nėra daroma, jog mes grįžę galėtume jaustis, nes mes mylim savo Lietuvą. Mes norime grįžti, mes svajojame apie praleisti senatvę. Mes praleidę kažkurį laiką emigracijoje, norime grįžti į Lietuvą, pradėti nuo kažko, investuoti, tarkim, į nekilnojamą turtą. Mes norime pradėti statybas. Žiūrėkit, mes kiek biurokratizmo per mūsų Gentvilą susidurėm. Infrastruktūros mokesčiai, žiūrėkit, Igničio tenais aferos. Vien elektros kabelį išsivesti, kokios kainos yra Lietuvoje. Ir kas yra daroma? Reikia padėti. Na, tiesiog tą korupciją reikia mažinti. Na, jūs įsivaizduojat, kad yra... Pats dažniausias dalykas yra visų ministerijų auditas. Žiūrėkit, per 30 metų ar nors vieną partiją tai inicijavo. Nei vieną. Vienintelis, turbūt, man teko per 30 metų girdėti, nors man 35 iš tikrųjų, tai vienintelė kuris buvo užsiminęs, kad yra
problema krašto apsaugos ministerijoje ir kitose. O kitos partijos visiškai nieko. Man iš tikrųjų dar kas liūdniausia irgi pasiklausus kitų debatų, tarkim, kaip darbo partijos debatuose. Na, užkliuvo labai iš tikrųjų ir širdį užspaudė vienas labai iš tikrųjų įsimintinas dalykas, jog paminėjo darbo partijos atstovas. Na, negaliu nekalbėti apie tai, jog kai kurių nuomonė yra, jog Baltijos kelią mūsų vykdė struktūros. Nu kaip taip galima sakyti, kaip tu gali eiti į Seimą ir tu gali va tokius dalykus šnekėti, kai žmonės, ta prasme, ėjo iš širdies, atidavė, ta prasme, savo visą esybę, žmonės rinkosi iš viso pasaulio, iš visos Lietuvos, jungėsi, kabinosi rankomis ir tokias nesąmonės šnekėti. Aš Nebesistebėk, Vytautai. Taip, Jie ant tiek daug visko daro. taip. Aš suprantu tą emociją. Bet aš noriu papildyti Vytautą iš karto va, ir vieną dar ir Jolantai bus kaip ir atsakymas į vieną klausimą. Bet bendrai, kas vat mus suvedė, buvo tas judėjimas Mes Lietuva ir daugiau mažiau visi pažįstam vienas kitą. Iš esmės, vat, kas paskatino, vėlgi atsimena tą video, kur buvau padaręs apie tai, kaip su elektroninė, su tapatybės kortelė naujo pavyzdžio galima pasirašyti. Tai nes atskiria labai daug, iš tikrųjų, čia vat, mūsų visų matomos problemos man, nu, kaip ir paskatino, pametė idėją atlikti tokį eksperimentą, padaryti, grinai, nes vat, užsienyje gyvenant tągi nepadarysi, turi Lietuvoje gyventi, tai aš gyvenu dabar Lietuvoje, nu tai kodėl man čia nepabandžius tokio eksperimento padaryti ir pasitvirtinu. Viskas ok, paprasčiausia idėja, nes vat, ir tą patį verslą, va, kaip sako, kad padėtų emigrantams įkurti verslą Lietuvoje, juk visas verslas pagrindė įkūriamas elektroniniu būdu. Nu, su elektroniniu parašu. Tai kodėl dabar žmogus, kuris gyvena migracijoje ir jeigu jisai turi idėją, turi mintį ir jisai turi komandą Lietuvoje, kuri jam padėtų, bet jisai negali šiai minutiai, jam nėra galimybės tą pradėti daryti Lietuvoje, juk nuo iniciatyvos viskas prasideda, nuo idėjos. Lygiai tas pats, kada vat, apie mano tokia yra mintis, kad sakykim, kad kodėl mes visi mokame už LRT, nes tai yra visuomeninis transliuotojas, visi mokame už LRT išlaikymą, bet LRT kanale pasisakyti gali tik tai šaikos politikai. O kodėl negali padaryti taip, kad kiekvienas Seimo narys, kad ir į 3 mėnesius vieną kartą, 1 valandą skirti bendravimui su rinkėjais ir pristatymui to, ką jisai per tuos 3 mėnesius nuveikė, kad žmonės matytų, kas norės žiūrės, kas nenorės, tegul nežiūri, prievartos nėra, bet kad visi matytų, ką tas Seimo narys sėdėdamas veikia. Ir ar tik jisai tenais mygtukus spaudų už atlyginimą, už įkainius nustatytus reikiamus, ar jisai vis dėlto ką nors daro. Jeigu paimsim Raskevičių, 4 metus sėdėjo toks garsus, visur rodėsi per visas televizijas, per visas medijas, o pasirodo 2 projektus, tik tai vienas iš jų, ta prasme, dėl partnerystės, antras pašalint Gražulį iš Seimo. Tai vau, kiek naudos padarė Lietuvai, kiek lietuviams naudos ir kiek emigrantams naudos padarė. Ir kada jisai toksai pradeda pasakoti, kad jisai čia stengiasi dėl Lietuvos, tai palaukit, jeigu tu atėjai į Seimą tam, kad spręsti savo užpakalio reikalus, tai tam nebūtina eiti į Seimą. Tu gali sėdėti kur nors klube ir spręsti tuos savo reikalus asmeninius. Tai va čia va šitoj vietoj vėlgi tas bendravimas atrodo nėra daug. Diskusiją pačią pradėti, žmonių. Ko, vat žmonėm reikia, nu kaip aš pavyzdžiui dabar galiu sakyti, kad aš žinau emigrantų problemas, jeigu tas problemas geriausiai žino patys emigrantai. Taip. Ar jie yra girdimi, ar jų balsas girdimas, ar jie turi galimybę dalyvauti tame, kad ir tas pats, vat, nu, paprastas, sakykime, elektroninis pasirašymas, ar ne? Ar emigrantai turi tą galimybę? Iš kur šitas ateina? Iš visų va šitų inovacijų, man atrodo, ministerijų, kurios įveda, tobulina asmens tapatybės korteles, ar ne? Ir kodėl dabar, pavyzdžiui, nėra šitos informacijos tiek sklaidos padaryta ir pristatymą emigrantams, kad didžioji dalis emigrantų apie tai nežino. Tai ar čia kas čia turi tą padaryti? Tai jeigu aš dirbdamas savo dabartinį darbą randu laiko tą padaryti ir nesunkiai tą padarau ir parodau, nežiūrinti tai, kad mano, sakykime, socialiniuose tinkluose sklaida yra, nu, slopinama,
kad nes aš nelabai patogiai Dariau, aš skambinu. tau replikuosiu tada. Žiūrėkit, gerbėmieji, Replikuosiu tada, todėl, kad žino, dėl ko tas yra daroma, kad kuo mažiau jungtųsi emigrantai ir jiem yra dabar pagal naują aprašą rinkimų kodekse VRK komisija padarė tokį naują aprašą, kad, vat imkime, tiesiog paprastus skaičius paimkime. Anglijoje užsiregistravę balsuoti paštu ir gyvai 20 000. Dabar užtenka, kad 20% surinktų kandidatas ir jam nebereikia antro turo. Jie suinteresuoti kuo? Kad kuo mažiau balsuotų. Kuo mažiau balsuotų. Kuo mažiau balsuotų. Tiek, ar tik 20 000 Anglijoje gyvena migrantų? Imkim Angliją, nes mes čia visi Anglijoje. Tikrai 20 000 Anglijoje yra tik tai lietuvių, pasijuoksite, ar ne? Taip, bet dabar iš tų 20 000, 20%, jeigu surenka vienmandatininkas, Armonaitė ar Basanavičiūtė, kurie jie čia labai didelį įdirbį padarė. Viskas patenka automatiškai, net nereikia antro turo. Jie jau turi savo žmogų. Jie suinteresuoti, kad kuo mažiau. Aš tik tą noriu paaiškinti. O antras dalykas, kada neregistruoja, jie daro tą specialiai. Dabar alternatyva Dariaus, dėkui už tą eksperimentą, kurį jūs atlikot, yra dar vienas, kur niekur yra neskelbiama. Yra Paysera, ar ne? Ir Lietuvoje yra Paysera. Įsivedė į telefoną Paysera appsą, atlieki ten tą prisiregistravimą viską ir tu automatiškai gauni tą parašą. Ar per 4 metus nebuvo galima to padaryti? Kas susėmė? Mes patys. Darius darė eksperimentą, mes ieškom, kaip gauti elektroninį paštą, bet jie tai nesuinteresuoti. Jiem yra gerai, kad būtų kuo mažiau užsiregistravusių ir ta mažuma nori mus valdyti. Aš dabar... Atsiprašau, gerbėmieji, bet aš noriu tik jums priimti, liko tik tai 5 minutės, tai galit pasisakyti ir įsisakyti, ką dar norit palinkėti. Tai iš tikrųjų, aš labai noriu replikuoti Jolantą. Jolanta iš tikrųjų šaunuolė ir labai gerą idėją davė. Tai sutinku su tavim 150%, jog būtent tą įstatymą, kurie prakišo skubos tvarka, yra ydingas ir yra tikrai jį reikia naikinti. Problema yra ta, jog žmonės, kai neina balsuoti, ir atminkite, jog konservatoriai, socdemai, laisviečiai turi savo lojalių rinkėjų. Ir būtent jie eis, nesvarbu, ar tai bus uraganas, ar tai bus lietus, ar ten stikyje, jie vis tiek eis balsuos. Tai būtent tavo nusistatymas, emigrantė, kad nežinau už ką balsuoti, atsistok, pakelk užpakalį ir eik balsuoti, nes tavo ir vienas balsas sumaišys jiems kortas. Negalime leisti, kad tokie sisteminiai mums toliau 4 metus valdytų ir nieko dėl mūsų nedarytų. Tai būtinas tavo balsas. Atsistok, spalio 13 ateik, balsuok ir išsirink teisingai. Ačiū. Tarp kitko, tiesiog replika Būtinai reikia raginti emigrantus eiti balsuoti ir nebijoti. Taip, Dariau, dabar jūsų eilė. Jolanta norėjo pasakyti kažką. Jolanta tai palinkės prieš galą. Aš sakiau po vieną, nes jau minutės tikrai jau gal net viršysim. Tavo pastebėjimas, ne ta prasme, ne kaip ten balsuotojai, tu sakei, konservatorių palaikytojai. Aš sakyčiau etatiniai. Nes galimai dar jie netgi ir už tai atlyginimą gauna, už tai, kad ateina ir prabalsuoja už konservatorius. Taip. O kitas dalykas, dėl tų pačių rinkimų, iš to, kaip veikia VRK, kaip tobulinami ir iš pasalų pakeičiami rinkimų įstatymai ir visa kita, aš žinokit, matau du galimus variantus. Pirmas variantas, rinkimus turi laimėti
socdemai arba konservatoriai. Nu, čia vienas žmogus sakė, kad socdemai ir konservatoriai tai yra tas pats paukštis, tik tai skirtingi sparnai. Tai iš esmės, ir dabar ką daro jie? Jie daro bet ką, kad kuo mažiau žmonių galėtų dalyvauti rinkimuose ir sudaryti jiem konkurenciją. Tai reiškia, kada rinksime socdemą iš socdemų arba konservatorių iš konservatorių, tai greičiausiai išrinksime tą patį. Ir daugelis neis į rinkimus. Konservatoriams tai labai gerai tinka. Kada ateini ir balsuoji už juos, jiems irgi tinka. Tai jie daro viską taip, kad neliktų kandidatų. Šalina kandidatus iš rinkimų. Arba visokias, tokias kliūtis dirbtinas sutarinėje. Jeigu norim, galim skųsti. Tada mes gaunam kokį rezultatą. Tai jeigu nepatikimi rinkimai, ką konservatoriai ar socdemai įtariu greičiausiai pradės rėkti ir daryti, jeigu ne jie laimės rinkimus, iš karto sakys, kad čia suklastoti rinkimai. Tada kas atsitinka? Rinkimai anuliuojami ir prasideda tyrimas. Ir kol tyrimas vyksta, vis viena lieka prie valdžios konservatoriai. Tai jie visuose, ir šachas ir matas čia gaunasi vienu ėjimu. Atminkite vieną, tik tais, kad Laisvės partija per praeitą kadenciją, jinai iš vis neturėtų būti Seime. Todėl, kad jinai nesurinko 5%. Atminkite, jog yra statytiniai tenais mūsų sisteminių politikų, tai nieko nenustabu, jog mes turime tokią sistemą. Tai tik tais Tauta ir teisingumas gali įvesti tvarką. Balsuokite atsakingai ir balsuokite už Tautą ir teisingumą. Išrinkite mus ir mes... Vytautai, aš dar... Čia reklaminė, politinė reklama dabar vyksta iš Vytauto pusės. Atėjo į Seimą ir partija užregistravo tik po to, kada jau jie pateko į Seimą. O dabar kokį įstatymą jie padarė, kad partija registruota trumpiau negu metus laiko berods, ar ne, jinai negali dalyvauti rinkimuose. Tai reiškia, vėlgi, kas tą padarė? Tai gerai, brangieji, tai dabar Jolanta palinkėkit, tai irgi, ir aš manau, tai buvo ne pirmas kartas ir ne paskutinis, tai palinkėkit jiems. Vigitas taip ramiai prasiklausė visą laiką. Taip, aš tiesiog manau, kad mums reikės daryti dar vieną pratęsimą, todėl, kad aš labai ką norėjau paklausti, praktiškai man niekas neleido paklausti. Ką palinkėsiu. Dar jūs dalyvaujate savanorių apygardoje, kas jūsų oponentai? Pagrindinis tai yra iš valstiečių ten moteris tokia, dabar neatsimenu pavardės, bet pagrindinis ir aršiausias galbūt, kuris daugiausiai ant manęs dabar prisimelavo, tai yra Erikas Pavlovičius. Tai jūs ten 3, ar ne esate? Ne, ten yra 11 žmonių, bet pagrindinis ir aršiausias, kuris, nes iš kitų kažkaip tai tokio nei puolimo, nei agresijos kažkokios kaip ir nėra, bet Orinta Leiputė iš socdemų dalyvauja, kandidatuoja toj pačioje apygardai. Bet aršiausias vis dėlto yra Erikas Pavlovičius, kuris atstovauja Uspaskicho darbo partiją. Žinom. Ir tą visą koaliciją taikos. Bet jisai, kiek aš žinau, tai jis ne tai, kad su darbo partija, jis daugiau eina su Tutkum. Ir kada Tutkus susijungė su Puidoku. Jo, o paskiau jau jie sudarė koaliciją su žemaičiais ir su profsąjungom berods ir iš jo tas melas per Gorienės televiziją, kurie, tai nėra gražus dalykas, kad meluoti taip viešai. Ir dabar aš kaip sakau, jeigu aš turiu jau, padarysiu tą video, kur yra mano pasisakymas ir po to, kaip Erikas tą pasisakymą nuėjęs tą pačią dieną, dar prieš paviešinant pačiam žurnalistui Delfio tą laidą, jau jis nuėjęs interpretuoja ir dar melagingai taip ir apšmeižė ir ne tik mane, bet ir Rimantą Dagį ir Naglį Puteikį. Ir toje vietoje, kada jisai taip pameluoja, tai man kyla klausimas. Pasidomėjau, kas tai yra per žmogus. Tai buvęs policininkas, slaptas agentas, kuris ateidavo pas jūs į namus, apsimesdavo draugų, paskiau jūs įduodavo policijai. Tai ir jisai sako, kad jisai išmokintas ir išauklėtas sakyti tiesą. Tai kaip tu dabar pasakysi, Erikai, kur čia ta tiesa buvo iš tavo pusės pasakyta, jeigu tai buvo absoliutus melas ir negirdėjau, neatsiprašau nieko, tai buvo purvo apipilimas ant žmonių. Ir kas, dar net neprasidėjus rinkimams, o jau jisai taip elgėsi ir meluoja, tai kas bus, jeigu jisai pateks į valdžią? Jam prioritetai kokie? Na, tikiuosi, kad
irgi, aš kiek žinau, jūsų irgi sekėjų nemažai turit ir jumis irgi, manau, palaiko palei jūsų tas laidas. Tai aš manau, kad vis tiek ir jūs stovit neblogai pozicijai savo rajone. Nu, tikiuosi, Nu, kad tai mano palinkėjimas tai- toks ir būtų. Mes aplinkui matom, kaip išplito konservatorių skaldyk ir valdyk, apšyk, apskūsk. Tai vat matau tikrai labai rimtų žmonės ir džiaugiuosi, kad jie neis taip tuo pavyzdžiu, nesirems, kaip jie daro. Darys kitaip, savaip, sąžiningai, tvarkingai ir dėl Lietuvos žmonių. Tai mano būtų toks palinkėjimas. Ačiū, Jolanta, labai. Iš esmės, mano galbūt būtų skirtumas, vat nepasakiau, kodėl einu, kodėl nusprendžiau eiti. Nes daugelis politikų, kaip vat ir tie patys konservatoriai ir socdemai, kurie bando apkaltinti kitus papirkinėjimų rinkėjų ar dar kažko, aš nematau tikslo rinkėjų papirkinėti, nes į Seimą nusprendžiau eiti ne tam, kad ten patekti. Tikslas nepatekti į Seimą. Tikslas ten patekus padaryti tą, apie ką mes va čia ir šnekam. O pats patekimas į Seimą, tai aš ir dabar turiu ir darbą ir man ir gerai. Tai ta prasme, kai bus blogai, aš vėl emigruosiu. Tai eikit, darykit, kad nereiktų dar kartą emigruoti. Tai va, Ir manau, būtų gerai, kad aš irgi parvažiuočiau ir Nerijus. Mes mylim savo šalį. Mes patriotai esam čia vadinami. Jeigu mes grįšim, kažkam nepatiks. Nepatiks daugam, nepatiks, jau nepatinka tai, kad va Vytautas, kad mes einam į rinkimus, jau vien tai nepatinka. Reikia atvykti. O dar kiek grasinimų, ypač Darius susilaukė grasinimų. Taip, Vytautai, pasakyk, ką norėjai. Man iš VRK, jūs negirdėjot, va tiesiog prieš porą dienų, iš tikrųjų, žiūrėkit, kadangi sisteminę politiką irgi kandidatuoju, man pašalino netikėtai irgi mano Facebook accountus, tai mes čia turime žodžio laisvę ir skūsk neskundės VRK. Viskas. Tai man neverta. Eliminuoja irgi iš rinkimo. Tai kad tokių nebūtų dalykų, rinkite tautą ir teisingumą, mes sutvarkysime. Gerai. Gerai, aš manau, kad žiūrovas į tai atsižvelgs. Vigitai, ką jūs palinkėtumėt? Nu ką, palinkėčiau jiems sėkmės rinkimuose ir kad jūs laimėtumėt. Ačiū. Ačiū, Vigitai. Ačiū. Todėl tylėjau, nes norėjau, kad jūs daugiau pasisakytumėt. Klausimų ir taip jūs. Aš norėčiau irgi tą baigiamąją kalbą, labai ačiū iš tikrųjų Nerijui, Jolantai ir Vigitui, jog pakvietė ir suteikė mums galimybės su Darium irgi atvykti į jūsų pokalbius, kad galėtume irgi pasisakyti. Tai šnekėjom nuo širdies, tai tikiuosi, kad žmonės irgi pajus tai ir... Tai jaučiasi per ekraną. Mes irgi tokie patys paprasti žmonės kaip ir jūs, tai mes visi norime pokyčių ir mes tiesiog jau padarėme pirmą žingsnį, pakėlėme užpakalius, tai antras žingsnis turėtumėt būti jūs, pakelkite užpakalius ir spalio 13 ateikite balsuoti. Jo, žinokit, realiai nei Jolanta, nei aš, nei Vytautas, nei Nerijus, nei Vigitas po vieną mes nieko nepadarysim. Čia arba visi, arba nei vieno. Tai jeigu einam, tai einam visi. Ir ta prasme, aš jau čia kreipiuosi ne tik tai va čia esančius mūsų pokalbė, bet į visus emigrantus ir visus Lietuvoje, kas matys, kad negalvokit, kad ateis kažkas, kaimynas jūsų ar dar kažkas ir padarys tai, kad būtų jums geriau. Ateis, padarys, bet tikrai nebus geriau jums. Eikim, darykim patys. Ir vat einam, tinka mūsų komanda, einam su mumis ir darom kartu, ne po vieną. Tai yra ir jūsų balsas, Vigitas, matau, klausimą turėtų. Aš dar vieną trumpą repliką dariau, negaliu pasakyti, jau pridarė mums. Ir geriausi žodžiai buvo, nepatinka, išsirinksim po 4 metų. Štai tai momentas atėjo. Taip.
noriu tarti žodį ir visiems rinkėjams pasakyti. Šitie rinkimai yra ko gero lemtingi. Jeigu jūs neteisit, kitų rinkimų gali ir nebebūti, nes dabar yra ruošiama ES reformuoti Europos federaciją. Ir visi sprendimai gali būti priimti Europos parlamente ar dar kur nors kitam globaliam parlamente, bet nebe Lietuvoje. Todėl dabar reikia jums stoti, eiti ir balsuoti. Tai tiek. Gerai. Tai aš mano trumpas irgi. Ačiū, kad vat, prisijungėt, įsakėt savo nuomonę, savo viziją ir aš manau, aš linkiu irgi jums kuo geriausiai, sėkmingiausiai ir kaip sakant, pasiekti savo tų tikslų ir laukiam rezultatų. Ačiū. Ačiū. Iki kito karto. Iki. Iki.